Jau rytoj, penktadienį, gruodžio 19 dieną, jūsų laukia naujas vienintelio Panevėžio rajono laikraščio Tėvynė numeris. Kaip ir kiekvieną savaitę, skaitytojai Tėvynėje ras aktualių straipsnių, nuotaikingų istorijų, laisvalaikio skaitinių ir kitos naudingos informacijos. Naujienų portalo JP ir laikraščio Tėvynė žurnalistai prieš Kalėdas aplankė Smilgių seniūnijoje Perekšliuose gyvenančią daugiavaikę Aušros ir Prano šeimą. Jai įteikti lauknešėliai, o prekybos centras paskatina pasirūpino gausių kūčių ir kalėdų stalų. Jau 40 mečius sesuo Regina Edita Teresiūtė keliauja po Lietuvą puoselėdama kalėdaičio kepimo tradiciją. Ji rengia edukacinius užsiėmimus, pasakoja apie kalėdaičio simboliką ir kviečia žmonės atrasti tikrąją kūčių prasmę. Panevėžio rajono bendruomenių nariai, ūkininkai ir savivaldos atstovai atvėrė savo virtuvių duris, jie dalyjasi moderniais ir tradiciniais kūčių patiekalų receptais. Trakiškio kaime sukurta eglučių alėja subūrė vietos kūrėjus ir bendruomenę. Ši iniciatyva tapo ne tik šventinė puošmena, bet ir gyvų bendrystės bei kūrybiškumo ženklų. Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka gyventojams dovanoja nurašytas, bet dar tinkamas naudoti knygas. Tai pirmas kartas, kai tokia iniciatyva įgyvendinama po teisės aktų pakeitimų, skatinančių tvarumą ir dalymosi kultūrą. Panevėžio rajono gyventojai šiemet sulauks nemokamos šventinės pirties. Laikraščio Tėvynė ir naujienų portalo JP žurnalistai aplankė beglobių gyvūnų organizaciją Puma. Šiuo metu čia globojama apie 100 kačių, kurioms reikalinga parama ir rūpestis. Kaip ir įprasta Tėvynėje įvairūs patarimai, TV programa visai savaitei, kryžiažodis ir dar daugiau aktualijų bei naujienų iš Panevėžio rajono.